Na ką, turim mikrobangų krosnelę. Žmogus netyčia pajungė 2 fazes į rozetę, kaip supratau. Tai žiūrėsim, kas nutiko. Pirmiausia, kas nutiko, sakė, tai net laidas nudegė. Labai išsigando žmogus, kad jau šitai mikrobangų krosneliai tikrai bus galas. Bet aš galvoju, kad čia bus gal ir įmanoma sutaisyti. Apžiūrėjus akivaizdus gedimas saugiklis. Jis ir išgelbėjo šią mikrobangų krosnelę, todėl beliko tik sutvarkyti laidus, pakeisti saugiklį ir mikrobangų krosnelė toliau tvarkingai veikia. Žmogus liko patenkintas, naudojosi jie toliau, nes jinai buvo nauja. Šiam kartui tiek, sekit, žiūrėkit naujus video, toliau turėsime tokį nediduką blenderiuką. Žiūrėsim, kas jam nutiko. Iki kito karto.